Atrodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų įvykdyta Hormūzo sąsiaurio blokada žlugo jau pirmąją dieną. Todėl Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos grįžta prie derybų su Iranu. Naujas derybinių grupių iš dviejų šalių susitikimas gali įvykti Islamabade jau ketvirtadienį arba penktadienį. Ir šioje situacijoje Trumpas iš tikrųjų turi problemų. Nepaisant amerikiečių blokuojamo Hormūzo sąsiaurio, kinų tanklaivis šiandien ramiai perplaukė sąsiaurio vandenis. Be to, Iranas artėjant deryboms pateikė JAV sąskaitą už padarytą žalą. O dabar Iranas reikalauja iš JAV dar beveik $300 milijardų kompensacijos. Be to, artimiausi JAV sąjungininkai regione, tokie kaip Saudo Arabija, paragino Trumpą sudaryti taiką, sėsti prie derybų stalo ir nutraukti Hormūzo sąsiaurio blokadą. Ir Trumpas panašu yra pasirengęs daryti nuolaidas. JAV pasiūlė Iranui rimtą nuolaidą dėl jo branduolinės programos. Mano vardas Aleksėjus Pečijus, aptarkime šią temą kartu. Bet prieš pradėdama šią laidą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiam įrašui, parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu ir užsiprenumeruoti mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, šiandien sankcijų taikomas kinų tanklaivis sugebėjo praplaukti per Hormūzo sąsiaurį, nepaisant Irano įvestos šio strateginio maršruto blokados. Ir nors Pentagonas pranešė Donaldui Trumpui, kad per pirmąją parą nė vienas laivas nepraėjo pro amerikiečių laivus, tai pasirodė esą netiesa. Laivas Richas Terris, remiantis Marine Traffic ir Kepler duomenimis, tapo pirmuoju, kuriam pavyko praplaukti per sąsiaurį ir išplaukti iš Persijos įlankos po blokados pradžios. Šis tanklaivis ir jo savininkas yra JAV sankcijų sąraše dėl bendradarbiavimo su Iranu. Tanklaivis buvo pakrautas metanoliu Hamrijos uoste Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kuris tapo paskutiniu jo sustojimo punktu. Dar vienas sankcionuotas tanklaivis Murli Kishan balandžio 14 dieną įplaukė į sąsiaurį ir remiantis Kepler informacija, tuščias laivas balandžio 16 dieną turėtų būti pakrautas mazutu Irake. Anksčiau šis tanklaivis taip pat buvo naudojamas Rusijos ir Irano naftai gabenti ir atitinkamai taip pat yra taikomos sankcijos, tačiau jis vis tiek plaukia per sąsiaurį. Tokiame kontekste Saudo Arabija bando įtikinti Jungtinės valstijas atsisakyti Hormūzo sąsiaurio blokados ir atnaujinti derybas su Iranu, baimindamasi tolesnės eskalacijos artimuosiuose rytuose. Wall Street Journal rašo, kad Rijade manoma, jog dabartinė Vašingtono spaudimo Teheranui taktika gali duoti priešingą rezultatą. Būtent prie Babel Mandebo sąsiaurio uždarimo, kuris užtikrina papildomai 12% visų jūrinių naftos pervežimų ir 8% suskystintų gamtinių dujų, jungdamas Raudonąją jūrą su Adeno įlanka. Ši strateginė arterija eina tarp Jemeno ir Eritrėjos ir yra pietiniai vartai į Sueco kanalą, kuris vėlgi yra vienas iš pagrindinių prekybos maršrutų tarp Azijos ir Europos. Saudo Arabija neseniai sugebėjo grąžinti savo naftos eksportą į ikikarinį lygį, apie 7 milijonus barelių per parą. Nepaisant Hormūzo sąsiaurio uždarimo, nafta buvo transportuojama vamzdynų į Janbų uostą Raudonojoje jūroje. Tačiau šios tiekimo linijos atsidurtų pavojuje, jei Jemeno husitai uždarytų Babel Mandebo sąsiaurį. Todėl saudai sako Trumpui, klausyk, mes tik ką išsprendėme šią problemą. O dabar kyla kita problema, todėl tu kažką spręsk, nes dėl tavo karo prieš Iraną mums viskas gali visiškai sustoti. Ir šiuo kontekstu pats Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad artimiausiomis 2 dienomis derybos su Iranu bus atnaujintos. O anksčiau, pasak informacijos iš viešai neatskleistų šaltinių, tapo žinoma, kad JAV ir Irano delegacijos planuoja naują susitikimą Islamabade jau ketvirtadienį arba penktadienį. Beje, svarstoma ir Ženeva kaip derybų vieta. Be to, šaltiniai tvirtina, kad Vašingtonas ir Teheranas tęsia konsultacijas dėl naujo tiesioginių derybų etapo. Ir čia svarbu paminėti vieną itin svarbią detalę. Šiandien, balandžio 14-ąją, JAV įvyko pirmosios nuo 1993 metų tiesioginės derybos tarp Izraelio ir Libano. Susitikime dalyvavo abiejų šalių ambasadoriai Vašingtone ir JAV valstybės departamento vadovas Markas Rubijas. Pagrindinis Izraelio reikalavimas – visiškas nuginklavimas.
Išvakarėse grupuotė paragino Libano valdžią atsisakyti dėrybų su izraeliečiais ir iš anksto pavadino jas beprasmiškomis. Tačiau Trumpo atstovai pareiškė, kad jei Libano valdžia pagaliau atsikratys šių teroristų iš grupuotės Hizballah, Libane įsivyraus taika ir Izraelis atsisakys tolesnių atakų. Ir štai tai yra svarbus momentas, nes jei Izraelis ir Libanas pasieks susitarimą, dėrybos tarp JAV ir Irano iš tikrųjų įvyks artimiausiamis dienomis. Kadangi karas tarp Izraelio ir Libano taip pat yra šios didelės karo dalis, ir štai tokiame kontekste tampa žinoma, kad Donaldas Trumpas pradėjo trauktis atgal ir daryti nuolaidas. Prisiminkite griežtą Donaldo Trumpo pareiškimą, kad jis priims tik Irano kapituliaciją ir neleis, kad Irano branduolinė problema liktų neišspręsta. Ir kad ateities JAV kartoms vėl tektų eiti kariauti prieš Iraną. Jis sako, aš neleisiu, kad po kokių 10 ar 20 metų vėl tektų eiti ir kariauti. Nesako, aš visiškai išspręsiu šią problemą čia ir dabar. Donaldas Trumpas griežtai pareiškė, kad Barackas Obama buvo silpnas, nes pasirašė su Iranu susitarimą tik 10 metų. O štai Donaldas Trumpas pasieks neterminuotą susitarimą su Iranu visam laikui. Visiškai išspręsime Irano branduolinės programos problemą. Prisiminate tokius Donaldo Trumpo pareiškimus? Tačiau čia kažkas nepavyko. Aksijos šaltiniai pranešė, kad dėrybose Islamabade vykusiuose praėjusį savaitgalį JAV viceprezidentas Jayus Divensas pasiūlė Iranui nesustabdyti, o tik pristabdyti bet kokią veiklą branduolinėje srityje 20 metų. Dar kartą tai reiškia, kad Trumpas dabar sutinka ir su laikinu susitarimu dėl Irano branduolinės programos. Ir Teherane pajuto, kad gerai, Trumpas rodo silpnumą. Ir pareiškė, kad sutiks tik su 5 metų sandoriu, nedaugiau. Sako, palaukit, jūs iš pradžių sakėte, kad tai bus neterminuotas sandoris visam gyvenimui, amžinai, apskritai. Dabar jūs sakote 20 metų, todėl mes reikalaujame 5 metų, nedaugiau. Tai yra net mažiau nei kadaise pasirašė apie Barackas Obama. Tai yra, jei šalis vis dėlto susitelks į terminą, o ne į visišką Irano branduolinės programos demontavimą. Problema Donaldui Trumpui yra ta, kad toks susitarimas gali priminti 2015 metais Baracko Obamos administracijos, dalyvaujant Europos šalims, Rusijai ir Kinijai sudarytą susitarimą. Trumpas atėjęs į valdžią po 3 metų išvedė JAV iš šio Obamos branduolinio susitarimo, pavadinęs tą Obamos susitarimą, cituoju, siaubingų vienpusių sandorių, kurio niekada jokių būdų nereikėjo sudaryti. O dabar Trumpas rizikuoja sudaryti tokį patį arba net blogesnį sandorį, nei sudarė Barackas Obama. Tačiau tai dar ne viskas. Iranas supranta, kas vyksta ir dabar kelia reikalavimus Jungtinėms Amerikos valstijoms. Štai čia ir Trumpas. Irano vyriausybės atstovė spaudai Fatimeh Mohandjeri balandžio 14 dieną pareiškė, kad pirminis Irano vertinimas dėl JAV ir Izraelio smūgių padarytos žalos siekia apie $270 milijardų. Vienas iš klausimų, kurį mūsų dėrybų komanda kelia ir kuris taip pat buvo aptartas dėrybų Islamabade metu, yra karinių reparacijų iš JAV klausimas. Irano nuostoliai dėl JAV ir Izraelio atakų šiuo metu vertinami maždaug $270 milijardų. Tai reiškia, kad dabar Iranas reikalauja iš Trumpo dar ir reparacijų už šį karą. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite palikti patiktuką. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, šio vaizdo įrašo aprašyme taip ir parašyta – paremti Aleksėjaus Pyčio kanalą. Pasirinkite bet kurį jums patogų. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai viskas. Saugokite save. Viso gero visiems.